Nugaros skausmas neretas surečią netikėtų momentų. Priepuoliui atslūgus reikėtų atlikti kelis pratimus, kurie atpalaiduoja skausmo kamuojamą nugarą ir stiprina raumenis. Jais dalijasi šio ryto Žvalus rytas. Pasak specialisto, kiekvienas kamuojamas nugaros skausmų turėtų išmokti kvėpuoti pilvu. Pratimą kartojant apie 2 minutes atsipalaiduoja spazmo apimti raumenys. Vieną ranką uždės ant krūtinės ląstos, kitą ranką ant pilvo, taip? Ir tokiu būdu įsitikinti, kad kvėpavimo metu krūtinės ląstos ranka nejuda, o ant pilvo uždėta ranka juda. Ramiai, tolygiai ir tai savaime mažina nugaros raumenų įtampą ir atpalaiduoja nugaros raumenis. Ištiesiam vieną koją, pakišam ranką po juosmeniu, tam, kad išlaikyti neutralią stuburo padėtį. Kaip žinome, stuburas yra netiesus, o turi tam tikrus linkius ir tokiu būdu užfiksuojam stuburo tam tikrą padėtį, galim ne per giliai, tik vos, kita koja sulenkta. Prieš tai padarom įkvėpimą, įkvėpiam, iškvėpiam, įtempiam pilvą, ranką galim padėti po galvą, dar kartą įkvėpiam, iškvėpiam, įtempiam pilvo preso raumenis ir keliam vienu metu ir ranką, ir galvą, ir koją. Va tik tiek. Labai nedidelė amplitudė, bet yra pakankamai didelis tempimas pilvo apatiniams ir giliesiems raumenims. Dar kartą pabandom. Iškvėpimo metu keliam, neskubam ir užfiksuojam. Galim pakelti aukščiau šiek tiek, kol mentės atsiplėš nuo paviršiaus, tačiau per aukštai nereikia tą daryti. Jeigu per sunku, galima kelti tik viršutinę kūno dalį iškvėpimo metu ir užfiksuoti 50 sekundžių arba daryti su judesiu. Jeigu dar per sunku, galima daryti tik apatinę koją, reiškia vieną koją ir užlaikyti 50 sekundžių. Atpalaiduojam. Trečias pratimas, kuris padeda atpalaiduoti nugarą, pertemptą nugarą, kuri būna dažnai sustingusi ir dėl baimės judėti žmogus ją nejudina. Yra puikus pratimas, kuris padeda labai lengvai išjudinti sustingusią nugarą, nesukeliant skausmo. Dabar atsistojam į padėtį keturpėsčiom. Taip. Ir iš tos padėties bandysim atlikti tą, reiškia, pratimą. Pirmiausia, susimodeliuojam neutralią stuburo padėtį, šiek tiek linkis turi būti juosmeninis, taip, tarpumentės toksai nedidelis iškilimas, taip, ir galvos padėti neutrali. Labai svarbu, kad nežiūrėti į priekį, o žiūrėti tiesiai prieš save. Tokioj padėtyje stengtis pajudinti, išriečiant tik tą juosmenį. Į viršų išgaubimas ir išrietimas žemyn. Atkreipiant dėmesį, kad pats judesys yra labai nedidelis, tačiau jį labai sunku atlikti. Norisi pradėti judėti su visu kūnu, su visu stuburu. Dar kartą kartuojam. Turi judėti tik tai apatinė dalis, dubuo, klubai, tačiau šita dalis ir kaklas neturi judėti. Tai nėra tas pats pratimas, kas dažnai daroma kaip katės nugara, stuburų ištempti. Tikslas – pabandyti pajudinti tą dalį, kur yra skausminga, tačiau judesys yra toks mažas, kad praktiškai skausmo nesukelia, o kaip tik pagerina jutimą tos vietos, kuri buvo dėl skausmo užslopinta. Ir galima pabandyti ištempti nugaros tiesiamuosius raumenis labai lengvai, netraumuojant stuburo. Sulenkiam keliukus link krūtinės ląstos, apimam, šiek tiek laikom pečių plotyje ir lėtai traukiam kelius pečių link, tol, kol uodegikaulis atkyla nuo žemės ir išbūnam tokioje padėtyje nuo 15 sekundžių iki minutės. Neturim jausti jokio skausmo ir diskomforto. Išlaikyti kvėpavimą pilvu ir jausti malonų tempimo jausmą nugaros apačioje. Šie pratimai padės skausmui atslūgti po radikulito, tačiau norint ateityje išvengti nugaros skausmų, padės specialisto konsultacija ir tik jums pritaikyta raumenų stiprinimo mankšta.